Pradedam. Galiu pradėti? Sveika, Ana. Sveika. Kaip laikaisi? Matėmės prieš savaitę. Labai gerai jaučiuosi irgi gerai ir laikausi gerai. Šiandien darau tokią intervalinį badavimą. Norėčiau porą dienų padaryti, netgi gal 3. Tai va, atvalau organizmą, kad dar sustiprinti ėjimą prie savo tikslo. Kaip tu jautiesi, kai tu tai darai, kokie pojūčiai, kaip įdomu? Labai gerai jaučiuosi, kadangi tai jau ne pirmas kartas, tai man jau pažįstama eiga. Tai labai patinka aplamai, nes žinau, kad mus dažniausiai veikia cheminiai procesai vidiniai, tokie kaip ten, pavyzdžiui, maistas, badas, badavimas ir alkis, arba šiaip jau perteklis pinigai, valdžia, seksas. Tai yra tai, kas iš tikrųjų mus valdo kartais nejučiom ir mes pasiduodam. O aš mėgstu visą tai savyje valdyti. Stebėti, valdyti, ir aš jau daug metų praktikuoju visokias askezes ir intervalinį badavimą ir askezes nuo bet ko, kad aš galėčiau tiesiog valdyti pilnai savo psichiką, savo galę, savo kūną, visus savo norus. Labai mėgstu tai. Supratau, labai įdomu, ačiū už pasidalinimą. Tai kaip tu šiandien suformuluotum savo užklausą? Apie ką nori pakalbėti? Aš gal norėčiau jau šiandien apie vidinius dar tokius povandeninius rifus, kurie veda ir kokia energija, kokios baimės. Aš susitikau einant ties savo didelės užklausos verslo. Aš noriu labai paleisti brandą savo ir šiandien aš galbūt norėčiau netgi paprašyti tave pravesti man, ne pravesti, o ištraukti man metaforinę kortą, kad aš tiesiog net dar nepasakydama tos užklausos pamatyčiau savo energiją. Tai tu nori traukti kortelę dėl to, kad tu nori išsigryninti apie savo verslą, kurį tu nori daryti. Apie savo galbūt netgi baimę. Tai kurį aš sutikau beeidama praeitas savaitės žingsniukus. O kaip tu galvoji, gal tu dabar gali bent jau truputėlį įvardinti, apie ką tavo? Praeitą savaitę mes kalbėjom apie tai, kad aš ieškau verslo partnerio ir investoriaus verslo partnerio. Ir aš, beieškodama tą investorių, aš vienu žodžiu supratau, kad aš ieškau investorių kaip atramos, kad aš pati bijau to didelio proceso savyje, tų visų atsakomybių, ir partnerio labiau ieškau, nes man visi žingsniai man suprantami. Aš suprantu, ką reikia daryti, koks procesas, pas mane yra visas verslo planas, žingsniai, kas, kur, kaip reikia. Visus, pavyzdžiui, specialistus aš galiu pasamdyti visiems procesam. Ir dabartiniam etapė man kaip ir partneriui iš tikrųjų kaip ir nereikia, aš tą supratau. Ir tada aš dar giliau pasižiūrėjau, kad tai yra atsakomybės ta baimė. Kad viską ant savo pečių, aš pripratus, kad aš visą gyvenimą viską darau pati ir susidurdavau su to, kad kai kur aš ribota, kai kur pas mane atsiranda baimės, nenorai ir taip toliau. Ir čia buvo mano strigimas, ne partneryje, todėl aš vis dar paieškose, kad pasirodo, kad aš tiesiog noriu perkelti atsakomybę. Kaip įdomu. Tai skambėtų apie tai, kad tu galvoji, kad apie atsakomybės perkelimą. Gerai. Tiesiog dabar noriu paklausti, kaip traukti kortelę. Ar tu nori išsirinkti skaičių? Ar tu nori ištraukti pati kažkurią tai kortelę? Ištrauktų. Tai yra insighto asociatyvinės kortelės,
Ir aš, ta, kur iškrito, ta bus ir apie tave. Aha. Tai Tuoj. ar tu aiškiai ją matai? Taip, matau. Aha. O, net 2 medžiai, supranti? Mhm. Kokia emocija dabar tai Toks trupučiuką lyg ir neaiškumo emocija. Šiek tiek lyg kažkas dar neaišku. A kokia Nes pirma mintis? pirma mintis, partnerystė ieškau, žiūrėk, 2 medžiai. Ir tai ir kiekvienam čia aišku, kad 2 medžiai apie partnerystę. O po to galvoju, o kodėl tie medžiai be lapų? Tai kur ta visa gausa? Ir pradėjau pati savo kažką pasakoti. O apie ką tau yra medžiai? Medžiai tai man yra kaip ir įsižeminimas, galbūt toks tvirtumas, pavyzdžiui, to pačio kažkokio brendo ašis, ar ten šeimos medis, ne, vat, tas, kas yra ašis. O dar papasakok, ką tu matai plačiau, kokį vaizdą matai? Matau dar šitas vandenį ir kitoj pusėje jau yra žaluma. Tai kitoj pusėje kaip ir viskas yra gausų, o anoj pusėje, kur pirmą aš pamačiau, pamačiau va tokią lyg ir sausra. Apie ką ta sausra? Sausra čia apie tai, kad neleidžiu pati savo tą gausą turėti. O apie koks siužetas? Vat jeigu matyt, galėtum papasakoti siužetą. Apie ką taip? Aš ieškau partnerio, ne, versle. Kai aš suvokiu, kad vis dėlto partneris man kaip ir buvo pradžiai, kaip baimė atrama, aš padariau jau žingsnių, kad aš jau turiu ir pinigus paleidimui, jau visi pas mane žingsniai ties paleidimu savo brendo, aš darau jau be partnerio. Ir aš suvokiu, kad partneris man reikalingas visai kas kitam. Nebe atramos, aš jau viską galiu jau toliau ir be partnerio eiti. Ir vis dėlto dabar, kai pradėjau dar daugiau žiūrėti į tai, ne, kad jau panaikinau tą baimę, atsakomybės trūkumą ir baimę, atradau jau investicijas. Ir va ta gausa jau pas mane pačios, lyg vandens atsigėriau, aiškumas atsirado. Tai dabar man jau partneris ne tam jau, kad atsiremti, o kad jisai tiesiog sustiprintų brandą. Ne, kad, pavyzdžiui, ateitų dar su savo, ne tam, kad aš perkelčiau kažkokias atsakomybės, o kad jau jisai sustiprintų, padarytų jau platų mano ėjimą, pavyzdžiui, ne mano, o mūsų ėjimą ties stiprinimą brando. Tai va, kadangi aš jau žingsnius, pamatinius visus darau ir partnerio tame aš jau nebeieškau. Man jau kitas etapas atėjo, jau čia tik tai, kai aš jau padarysiu žingsnius pirminius išleisti tą brandą, aš jau ieškosiu, kaip plėsti ir maštabuotis. O ten man jau reikės be jokių abejonių pagalbos arba didesnių investorių, nes ten jau sumos didesnės ir ten jau galima gausą tą ieškoti iš skirtingų resursų. Vakar aš supratau. Nes mažam pirmam etapui man aš jau supratau neaktualu. Beieškodama partnerio aš buvau ir va apie tą gausą grįžkime, ne, kad lyg atsigėrus ne, to vandens, nes ten nepamačiau dar, kas ten per kažkoks dar vandenyje, kaip indas ar kas ten yra, nesuprantu. Taip, ten yra indas. Tai va, tai lyg to indų palaiščius tos visus medžius, jos gali pavirsti su ta krona, kur matau kitoj pusėje žaluma. Tai dabar tu įsivaizduoji, kad ta kortelė išsiplečia
ir vaizdas yra didesnis. Jis tiesiog Aha. patenka per tavo kambarį, tavo kambario dydžio. Mhm. Ir ką tu ten norėtum matyti arba pakeisti, pakoreguoti. Norėčiau matyti jau visapusiškai gausų žalią mišką, daug medžių, kad visi žaliuoja ir gausata, ne tik tai ten 2 medžiai ar kiek ten, be tų lapų, o jau visas žaliuojantis miškas. Kad pas mane ne tik partneris, o pas mane jau baisulinė ta visa kompanija su dideliu resursu. Tai mūsų užklausa būtų apie atsakomybės perkelimą kitam, ar tu kažkaip kitaip ją nori paformuluoti? Tegul būna, nes tas atsakomybės tai vis dėlto yra pas mane per visą gyvenimą einanti tokia, aš apsėjimu tą atsakomybę, bet man visą laiką šiek tiek būna per daug tos atsakomybės, kartais mane slegia. Bet aš jau suvokiu, aš surandu, kad ta atsakomybė yra pagrindinė kaip galvos, bet aš ją jau skirstau per tam tikrus dalykus atiduodama kitiems žmonėms, ne? Tai aš nedarau viską pati, aš tik sujungiu. Realiai aš savo viziją darau per mintį labiau, nei per kažką rankom darydama, taigi aš nieko ten jau nebedarau. Aš dizainerius, pasamdau. Visus produktus man jau užsakau, surinkinėja, supakuoja. Taigi aš tik kūrybos projekto vadovas, kaip aš sakyčiau, Tai va, tai atsakomybė tik tame, kad viską sujungti ir pamatyti aiškiai, kada kas geriausia daryti, kad nebūtų kažkokių baimių, ką aš dabar jau, pavyzdžiui, jau aš žinau aiškiai, ką aš galėčiau prarasti, jeigu aš padaryčiau kažkokią klaidą. Ar ten, jeigu aš nepasieksiu su savo to produktu kažkokios didelės naudos ar ten didelio žinomumo. Aš jau matau skaičius ir man visiškai nebaisu, pas mane jau viskas, pas mane iš karto prasiplėtė, pas mane atsirado resursas, aš jį pati atradau tą resursą, viskas, aš jau viską turiu ir darau. Ir jau kai tu darai tos žingsnius ir matai jau nėra baisu. Aišku, kai tas maštabas, aš suprantu, kad visas maštabas tai yra tas pats nuo to pamato, kai tu matai aiškiai atsakomybę, kas su kuo tu sujungi, kas kokiu resursu reikalauja, tau tampa nebaisu, tau tampa viskas aišku. O kokio tu nori rezultato šitos sesijos metu? Aš norėčiau galbūt dar aiškiau pamatyti tas savo abejonės, ir pamatyti galbūt jau maštabo baimę. Nes jau kaip ir paleidimą, aš jau viskas, pas mane jau viskas vyksta. Su to aš išsiaiškinau, jau viską darau, tenai jau procesas pas mane paleistas pilnumoj. Nes aš vis tiek balandį važiuoju į tokį didelį verslo susitikimą ir tenai aš jau norėsiu didelius investorius ieškoti, kad partneris atsirastų jau ne taip po nosiam, kur aš prieš tai ieškojau, o jau didelis, ar net keli gal partneriai, kurie galėtų jau šitą brandą įvesti į rinką stipriai ir maštabiai. O kaip tu žinosi, kad ta užklausa aiškia apie tai, kad apie atsakomybės perkelimą kitam? Tikriausiai aš žengdama savo žingsnius, aš matysiu, kaip aš elgiuosi. Nes aš visą šitą savaitę, aš turėjau kūne labai didelį impulsą, energiją. Aš labai drąsiai viską dariau. Aš taip čiuk, aš iš karto verslo susitikimą užsirašiau. Suradau jau netgi, jeigu norėčiau, mano brandas žmonėm patiko, tas irgi duoda tau impulsą ir atgalinį tą ryšį.
netgi dizainerius pakeičiau, nes ten kažkaip buvo per mažą pajėgumą, kas man darė, tai pasikeitė. Atradau savo pinigus šitam brandui paleidimui pirmai partijai, pati be partnerio tiesiog pat atradau tos resursus. Ir jau užsirašiau į balandį į didelį Berlyne susitikimą verslo gimtadienį, kur bus labai daug didelis susirinkimas ir plus bus tikslinis jau verslo nagrinėjimas pagal tematikas, kiekvienas jau iš karto, ne tai, kad sėdi ir apie viską, o tavo verslą grinai tam tikroj zonai aptarinės ir bus tam tikros galimybės surasti netgi sponsorius, ne? Plus atsirado dar matymas, kur dar galėčiau, jeigu ką su savo produktu, jį pristatyti, kad atrasti jau didelius tokius investorius. Tai tai aš kaip ir pradėjau žengti, nes pradėjau tokia, drąsa atsirado, iš karto veiksmai. Ir pagal tai, kaip aš degu, aš iš karto matau, kad jeigu aš bijau, aš lyg čiučiut supančiu, aš tada pradedu lyg save versti. Jeigu aš kažkokio atsakomybės bijau ar kažką bijau, aš lyg atidėlioju veiksmus. Tai aš pagal tai irgi suprantu. Ir iš karto suprantu, viskas aišku, taip. Ir po to visą savaitę stebiu save, kokiu aš veiksmus darau, kaip aš jaučiuosi, pagal tą energiją pas mane iš karto matosi. Jeigu aš turiu kažką atidėlioju, tas mane irgi jau iš karto energiją atima. Mano energija tokia, pamaščiau, viskas, sutikau čia ir aš einu ir darau. Neturiu jokių baimių. Bet jeigu atsiranda kažkokia abejonė, baimė, arba istoriškai jau kažkas buvo ir aš net nepamastau, o mane šiek tiek tai pradeda atgal slėgti, aš turiu tada sustoti ir visą tai panagrinėti, pasižiūrėti. Supratau. Labai įdomu, labai daug visko padarėjai. Ir kaip tu, jeigu dabar įeitum minutėlę į savo kūną, pastebėtum savo kvėpavimą, kojas, rankas, įkvėptum, iškvėptum, kaip tu dabar jautiesi? Aš jaučiuosi iš tikro dabar labai fantastiškai. Aš jau ėjau į šitą mūsų susitikimą su tokiu džiugesiu, ant kiek, visą tą coachingo sesiją praeitą, ant kiek mane pastumėjo į priekį. Dar prieš tai aš su viena coachingo specialistė dar anksčiau nagrinėjau pati pradžia, pas mane buvo partnerystė, kurie mane slėgė. Ir mes tenai jau išsiaiškindami viską pradėjau kitaip, su tavim dar labiau pratėsi ir dar giliau pradėjau jau kaip atrasti tą naują partnerį, kokios vertybės, kodėl aš jį ieškau ir ko aš noriu. Ir aš dabar ant tiek tą naštą visą pas mane nuo pečių kaip ir nusėmė, man viskas tapo aišku. Aš padariau labai daug žingsnių, viskas pas mane jau praktiškai, aš manau, kad 2-3 mėnesių bėgiai jau brandas bus paleistas. Aišku, gali būti vėl kažkokių, gali būti, bet svarbiausia tai ne dėl manęs jau kliūtis, ne aš, o gali būti, pavyzdžiui, užsitęsia, kažkoks ten gamyba ar dar kažkas, bet aš neskubu, man čia nėra, žudbūt ten mėnuo 2, man norisi greitai, bet aš mėgaujusi dabar procesu, nes man viskas aišku dabar, mano ketinimai, mano ta noras gausos, aš labai noriu šito kūdikio išgimdyti, labai pradžiuginti pasaulį jo ir matau visą tą ekosistemą ir aš degu, aš prabundu ir aš degu, nes viską, ką aš prigalvojau ten ir tas žaidimas ir viskas tai vyksta, kiekvieną dieną aš matau po vieną kruopelytę, kad atsiranda tas kūdikio gimimas. Aišku, aš jau noriu tos gausos, aš jau noriu kaip tas kūrėjas pačiupinėti jau tą vaiką. Bet aš degu, jaučiuosi puikiai. O kaip tai susiję su atsakomybės perkelimu kitam? Tai susiję tuo, kad aš atradau, dėl ko aš ieškau šitame etape partnerį. Nes daugelio dalykų aš tingiu pati daryti ir gilintis. Ir supratau, kad ieškau tokio partnerio, kuris tenai už mane tai padarys.
O dabar, kadangi aš jau viską išsigryninau ir savo produktą aš jau paleidžiu viena be partnerių. O po to, kai jau viskas žmonės galės pačiupinėti, paragauti, jau pirmieji blogeriai jau pradės reklamuoti, tai va šitame etape aš jau imsiu didesnius ryklius, nes aš supratau, kad man atsakomybės jau nereikia perkelti. O kaip manai, kas dar stabdo? Aš nematau kol kas jokių stabdžių. Aš tik matau šiek tiek va tos baimės pardavimo. Nes aš iš karto pradėjau gilintis toliau, kaip aš darysiu tos pardavimus, kaip viskas tas sandėliavimas, pradėjau ieškoti kokios kampanijos, ką tai daro, žinai. Ir vat aš šiek tiek pergyvenu, nes aš buvau drabužių brandą paleidus ir pas mane kaip tik buvo krizė, ten visas korona ir ten 20 000 eurų aš tiesiog net neturėjau jėgų, jau viskas, pas mane jau buvo viskas ir kolekcija išleista, man jau kompanija jau viską ten atsiuvo, o ten tiek laiko, tiek energijos ir meilės aš buvau į tą brandą įdėjus ir aš tiesiog paleidau, aš tiesiog pavargau ir perdegiau ir miriau. Nes nemokėjau pardavinėti, neturėjau energijos visą tai niekur sandėliuoti. O dabar aš kaip ir viskas apmašiau. Jau pas mane jau yra visas tas procesas, koks bus sandėliavimas, kur, kaip aš pardavinėsiu, online tas parduotuvės, kaip aš po to ieškosiu, kokie blogeriai dar man tai reklamuos, ne, per kokius kanalus aš dar darysiu. Vat šiandien, pavyzdžiui, dalyvausiu dar konferencijoje, va tie pardavimo kanalai, kokių kaip pastatyti nuo nulio pardavimų visą tą grandinę. Ir aš suprantu, kad jeigu kažkas kažką gyvenime jau panašaus padarė, tai ko aš nesurasiu, kaip padaryti. Viskas surasiu. Tai va, o jau kas liečia va to plataus, vis tiek šiek tiek man yra tos baimės. Aš bijau, pavyzdžiui, ne, kai būtų dideli užsakymai ten 100 000, ne, ir hop ir vėluoja ten tas mano užsakymas, ar dar kažkas, ar kažkoks brokas 100 000. Ir aš bijau. O ta atsakomybė, žinai, ir pradedu galvoti, todėl aš noriu jau, jeigu didesniem sumam, kad būtų jau kažkokie partneriai, kurie galėtų šalia pastovėti. Įsuvokiu, kad taip, kur 20 000, kur aš pati jau atradau tą sumą, aš nebijau ją prarasti, aš jau vieną kartą buvau praradus, tai kas čia, nu nieko čia nedideli pinigai. Tai va, tai. Bet aš aišku ir neprarasiu, nes tai yra labai sveika, jeigu taip sakant, net ne vienas žmogus pasaulyje nenorėtų paragauti mano tos kokteilius, aš pati, nes jis visų pirma ilgai galiuojantis, aš pati vien tik tai gerdama būsiu labai sveika ir graži. Na, juokauja, aišku, patiks žmonėms labai. Nuostabu. O ką darytum, jeigu nebijotum? tą patį, kai dabar eičiau dalyvą napravą, viską, ką jau dabar darau, tik daryčiau be tos baimės. Nes dabar aš vis tiek darau. Kad ir šiek tiek bijodama, nes aš ten prisiskaitau, kad dideli investoriai, tu turi ten, žinai, parodyti, kad tu čia drąsus, ten nieko. O aš negaliu meluoti, jeigu aš šiek tiek kažko man nedrasu, aš taip gyvenime nedariau. Nu, aš negaliu meluoti, oi, aš dabar čia tokia, aš taip ir taip, aš nežinau, ne viską žinau. Aš būsiu vis tiek savimi. Todėl aš noriu dar eidama jau iki to balandžio didžiulio sąskrydžio verslo žmonių, aš jau noriu save mentališkai šiek tiek sustiprinti, ne, dar daugiau sužinoti tos procesus. Aš jau užsirašiau į mokymus tos didelius pardavimus, kaip tai daroma, ne, kaip pato skleisti, kaip marketingą, tai, žinai, dar padidinti, praplėsti, žinai, nors viskas man kaip ir žinoma, ne, kur dar kreiptis, bet aš norėčiau dar labiau jau sustiprinti save skirtingais elementais. Nes jeigu vapšė nebijoti, aš norėčiau va taip viską kurti, supranti, man atrodo, kad aš taip noriu visas savo svajonės realizuoti va taip va. Ir žinau, kaip vieną kartą tu padarai, antrą kartą yra kur kas lengviau. Net jeigu kažkur buvo ten nepasisekima, antrą kartą lengviau, nes tu jau
nebebijai, nes, o Dieve, gali va taip dar nutikti, gali va taip nutikti, bet aš vis tiek noriu. Jeigu vis tiek nori, tai darom, žiūrim. Maksimaliai, ką aš prarasiu, ten, 20 štukų. Per visą gyvenimą aš praradus daugiau. Tu tiek daug pasakoji ir taip įkvepiančiai ir papasakojai savo patirtį, kaip yra buvę. Ir ar aš teisingai suprantu, kad atsakomybės perkelimas su kitam yra susijęs su baime pardavimų ir su baime augančio tavo verslo? Ne, galbūt su baime, kad aš galiu, pavyzdžiui, momente neturėti energijos, kažkokį procesą perkontroliuoti ar dar kažką, nes aš tik žmogus. Tai galbūt tas yra ir atrodo, jeigu yra partneris, tai visą laiką galima kaip tą ping-pongo kamuoliuką viens kitam, dar perduoti. Bet aš nenoriu turėti tokių, baimių, tokių jausmų, aš noriu būti tiesiog savarankiška. Ir kad jeigu ir atrasti jau tų partnerių į savo, brandą, kad aš vis tiek galėčiau tos procesus koreguoti, kontroliuoti ir suvokti, kad man net resurso nereikia daryti, kad šitą projektą vesti į rinką, man nieko, taigi aš nieko rankom fiziškai nedarau. Tai ko aš bijau, aš nesuprantu. Aš suprantu, kaip anksčiau, pavyzdžiui, kai aš buvau specialistas, aš turėjau savo barą žaliųjų kokteilių ir aš turiu kiekvieną dieną eiti ir gaminti. Ir būdavo, o Dieve, aš šiandien nenoriu, bet pas mane užsakymai, aš privalau, aš daug metų ėjau per privalau. Tu kaip verslininkė pati ir dar ir darbuotoja, tu man tikrai turbūt pritarsi, nori, nenori, tu vis tiek eini, nes tu atsakingas. Ir vienu tarpu aš supratau, kad, o Dieve, aš nenoriu taip gyventi. Ir dabar aš suvokiu, kad jau aš visiškai kitoj erdvėj. Man nebereikia būti, kaip aš ateinu, tuk, aš ten pardavėja ar kažką rankom darytoja. Aš galiu net neapsirengus telefonu spręsti visus iš lovos sirgdama, net galiu viską spręsti, nes ten be manęs viską daroma. Aš tik tai net ne kiekvieną dieną realiai turiu viską žiūrėti. Nes ten be manęs visi dirba ir man ten praktiškai tik tai susižiūrėti, kad būtų laiku. O kaip tu dabar galvoji, kad gali padaryti kitaip? O kaip kitaip? Nežinau, aš dar negalvoju. Nes tu papasakojai patirtį, kaip tu darėjai, kaip tau, kas ten, kaip ten sekėsi, kai tu darėjai prieš tai versle. O dabar tiesiog, ką tu galėtum daryti, kad būtų kitaip? Aš jau ir darau kitaip. Aš jau visų pirma suvokiu, kad aš jau rankom šitam versle nieko nedarau, tik tai galva ir sujungimų pazlo. Čia yra vienas. Nes kiekvieną dieną man čia nereikia valandomis stovėti ir kažką gaminti. Antra, aš visą laiką galiu pasamdyti dar, žmonės, kurie galėtų būti pavyzdžiui, pardavimo kažkokio skyriaus vadovas, kai bus jau didelis maštabas, mangi nereikės. Kai didelis mastas, aš galėsiu jau, taigi pas mane bus ir pinigų daugiau. Tai ko aš čia sėdžiu? Aš labai lengvai moku viską deleguoti. Tai reikia tiesiog pasikliauti, kad kai aš augu, atsiranda daugiau resursų, reiškia daugiau specialistų aš pritrauksiu. Pasamdysiu ten kokybės vadovą, kuris stebės, kad tai būtų viskas laiku ir kokybiška. Pasamdysiu marketingų vadovą, kuris visą laiką žiūrės, kad kaip tai viską dar galbūt pakuoti, perpakuoti dar gražiau, geriau ir pardavimus daryti, tas kampanijas geresnis. Plius dirbtinis intelektas. Tai man, aš kai pradedu po biškį apie tai galvoti, man tampa nebaisu, nes aš anksčiau viską tempiau ant savo energijos. O dabar aš, kai pradedu daryti, aš tai ne pati jau darau ir man jau lengvai. Man jau ateina tas dizainas, taigi aš tam nieko nedariau, o kaip gražiai, tik mano idėja. Paragauju jau tos mėginukus, viskas, to aš supakosiu, man vapšiai niekada nereikės gaminti, ten, tik tai su vandeniu ir viskas, ir visą laiką su savim, ir plus kiti žmonės tai daro ir
galės irgi naudoti ir tai atrodys, wow, mane tai įkvėpia ir kaip kūrėja, ir kaip pačia vartotoja. Ir visur kitur aš suvokiu, taigi ateis tas klausimas, tai aš ir rasiu, kas man padarys, tai man nereikės ten, žinai, išsigasti, man reikia tik surasti verslo toj pačioje aplinkoje, aš dabar visą laiką ieškau, jeigu ko man reikia, žinai, visą laiką patarimo ar dar kažką, taigi jau atsakymo visur yra jau žmonės, kurie visą tai padarė. Tai va tas turbūt aiškumas ir daro, praplečia tave ir leidžia tau elgtis visiškai kitaip. Tai tu sakai, kad dabar tu gali daryti kitaip. Ir tu esi jau pabandžiusi padaryti daug dalykų ir tau atsiranda daugiau aiškumo, kad tu gali turėti pagalbą. Kad gali ir pasamdyti, ir marketingą, ir nebūtinai reikia viską pačiai daryti. Tu pasakyk, kas dar galėtų padėti? Dievulėlius. Palaikyti mane, kad neatsirastų jokių čia man. Aišku, kas čia atsiras, kas atsiranda, tai ir išsprendžiama. O kas dar kitaip, aš ir nežinau, kol kas aš manau, kad po praeitos savaitės aš ženkliai pažengiau visuose veiksmuose, pasitikėjime, atradau tą, kad partnerį aš ieškojau, kad atrama, kad būtų, perfrazavau, kad dabar man nebereikia atramos, man reikia vienareikšmiškai tiesiog energingo, stipraus partnerio, kuris dar galėtų sustiprinti. Nes aš visą laiką sakau, vienas žmogus super, bet daug žmonių tai yra gausa. O kaip tu gali palaikyti save? Aš palaikau save visų pirma, aišku, su stebėjimu, nagrinėjimu. Aš kasdien rašausi dienoraštį, stebiu, ką aš galvoju, kokios atsiranda emocijos, jausmai, kokio lygio yra mano energija, kokia banga. Ir plus kas savaitę būtinai, be jokių abejonių, paimu dar coachingo sesiją, kurie padeda man pačiai ir kaip ir pakontroliuoti, galbūt kitaip dar pastebėti, nes tu, pavyzdžiui, tu užduodi man klausimus, kuriuos aš pati savo galbūt net neužduočiau. Ir aš to irgi iš karto praturtėjau ir einu stipriau į priekį. Nes man svarbiausia pasiekti šito tikslo, viskas. Ir aš jo noriu. Ir aš visą laiką, ką be norėčiau pasiekti, aš visą laiką pasieimu savo, ar tai mentorė, ar tai trenerė, ar tai dabar coachingą, sesiją, kad tiesiog pasiekti. Kol nepasieksiu, aš eisiu šitą kelią su treneriu. Tai dar yra tokios kortelės, kurios vadinasi resurs. Ar tu sutinki, ištrauksiu tau dar vieną kortelę, kuri būtų tavo resursas, palaikymas tavęs. Taip. Ar tu matai tą kortelę aiškiai? Taip, nelabai aiškiai. Matau, kad tik tai vienas žmogus, o kas ten yra? Ar tai daug rankų? Per tokį, kaip varžybos lengvosios atletikos, ten yra žiūrovai ir per apačią šoka per tą kartelę. Aha. Ir apie ką tau, kokia pirma mintis? Va, geras. Tai su kuo čia aš lenktyniauju? ir dašoku jau pagaliau iki tos kartelės. Apie atsakomybės perkelimą kitam. Aha, tai apie ką? Tiksliai. Tai reiškia, apie ką tai yra man, kad aš pagaliau nugalėjau šitą savo neatsakingumą, norą perkelti atsakomybę kitam. Nes per šią savaitę aš tai tikrai labai giliai supratau, kad aš pagaliau visapusiškai priėmiau atsakomybę, didžiulį tą tokį ir taip ramiai. Tai tikriausiai aš jau
pasiekiau šito lygio, kur man nereikia perkelti atsakomybę, aš tik tai vat vis daugiau ir daugiau galėsiu šokti. Ir tą savo plankę pati pakėlus, pažengti viską. Kaip tu galvoji, kur tu esi šitoj kortelėje? Va šitas va žmogus? Šokantis. Tai ką tu iš ties gali pakeisti ir kokių veiksmų imsiesi? Nu, reiškia, va tą savo tikslą, kai aš užbrėžiu, gal galima dar ir tų visų žiūrovų būtinai palaikymą, tegul jis būna, nes tada matyt man reikia to palaikymo, kad aš drąsiau dar žengčiau. Tai aš vat viešai stengiuosi visą laiką, kiekvieną dieną aš vis darau irgi ir coachingo visokius klausimus, atsakymus su to, ką aš pati darau. Aš socialiniuose tinkluose viską tai irgi padalinu, kad matytų žmonės mano procesą. Nes dažniausiai procesą parodo jau post factum, nes žmonės bijo, vdruk nepavyks, tai geriau nerodyti. O aš rodau visą kelią, kaip aš žengiu ir čia pat, iš energijos šiandien ir dabar. Tai aš girdžiu, kad tu daliniesi savo kelionę į savo tikslą ir tie žiūrovai galėtų būti tai, kas tave palaiko, kai tu tuo daliniesi, ar ne? Aš suvokiu, kad kartais iš tikro man pačiai reikia kažkokio galbūt palaikymo, arba galbūt, žinai, ta atsakomybė ne visą laiką prieš save, netgi tu toks atsakingas, kai, jeigu tu kažkam pasakėjai, aš jau tai darau, tu jau kaip ir pasakėjai, tai ir daryk. Aišku, čia aš irgi jau šitą peraugau, ne. Aš tai darau be jokių abejonių dėl savęs, dėl savo noro, dėl tos gausos. Aš labai noriu pasiekti to rezultato ir tai yra mano svajonė. Tai kaip dabar galvoji, kokius žingsnelius darysi? Tai dabar toliau jau aš pabaigiu dizainą, tą savo online parduotuvę man daro. Tai manau, kad po mėnesio jau galėsiu užsakyti tą pirmoją savo partiją, nes resursą aš jau turiu, pinigų turiu. Tai belieka tik tai vardą dar laukiu, pavadinimą, kad man užregistruotų. Jau užregistravo, bet dar negavau to atsakymą registracijos, bet sakė man juristas, kad jau beveik 100% garantuotai. Tai viskas kaip ir eina, žinai, dar užsirašiau šiandien, atsakau į tą pardavimo jau seminarą, webinarą, kur irgi jau pasimokinsiu, kokiu instrumentu dar galėčiau pati naudoti. Ir viskas, ir einu į priekį, o balandį jau, sakau, važiuoju į Berliną susitikti jau didesniam tokiam savęs prezentacijas didesnės. Tai pradžioj, kai žiūrėjom į tą pirmą kortelę, kur buvo 2 medžiai, tai tu sakei, kad vanduo yra žaluma, kad sausra yra neleidimas savo, kad partneris tai yra atrama. Ir dabar šitoj kortelėje resurso tu tiesiog pamatei save kaip pagrindinę dalyvę. Ir kaip tu galvoji, ar yra dar tas atsakomybės perkelimas kitam? Šiai dienai aš suprantu, kad tai visapusiškai kaip tik ir yra mano kelias. Aš noriu būti tas kūrėjas, kuris taip viską sutvarko pats. Gali viską matyti, man nereikia visko kontroliuoti, man galima tik sujungti viską, bet patikrinti tam tikrus procesus ir juos užkurti ir po to pasistatyti tam tikrus žmonės, kurie būtų atsakingi už tą procesą, aš tikrai galiu. Ir viskas, tai yra viskas mano jėgose. O be to aš noriu būti tas žmogus, kuris visapusiškai stiprus, kuris nebebijo nieko, kuris neturi jokių ribojimų, kuris gali sukurti tokią, sugalvoju, noriu. Viskas.
padarau. Aš noriu tapti toks žmogus. Tai tu sakai, kad tu supratai, kad tai yra tavo kelias ir tau ateina toks supratimas. Tai kas tave labiausiai palaikys? Kas mane labiausiai palaikys, turbūt stebėjimas, maži žingsniai kasdieniniai, kad aš žingsnis po žingsniu, pradžiai išleiščiau tą pirmą partiją savo tų prekių, po to jau pradėsiu juos siūsti ten visiems didysiams tinklams, kad juos paleisti, blogeriams, susitikimai su verslininkais, kad atrasti dar po to daugiau investicijų, daugiau kalbėti, važiuoti į visokius pristatymus, jarmarkas, visur. Vienu žodžiu, reikia skleistis ir visur tai rodyti, daryti. Bet jau svarbiausia, kad aš nebeturiu viduje tų baimių. Ačiū Dievui, aš suvokiau, kai pamačiau tą savo, kad partneris man buvo anksčiau atrama, dabar aš suvokiu, kad ne, man partneris būtų gausa, pastiprinimas, ne, kaip tu vien tik tai su tavim aš jau jaučiu tą partneriškumą, nes tu pasitarė, nepasikalbi, tu užduodi klausimus, aš juos kaip ir panagrinėjau, atsakau, viskas man iš karto tai sustiprina, aš tai pajaučiau labai stipriai, ženkliai. Po praeitos savaitės aš taip ženkliai pajudėjau į priekį, kad tiesiog neapsakomai. Ir dėkinga tau tikrai už tą sesiją ir partneriškumą. Ačiū tau. Tai tu sakai, kad stebėjimas savęs ir pačios savęs palaikymas tai būtų ta atrama. Ir tai susiję su atsakomybės perkelimu kitam. Tu supranti dabar, kad tai galėtum būti tu, berašanti tu apie dienoraštį kalbėjai, dienoraštį ir stebinti save. Kada tu tai pradėsi daryti? Aš tai darau visą laiką, daug metų. Kiekvieną dieną aš rašausi dienoraštį, dar rašausi netgi dienoraštį per chatą GPT, užsivedžiau papkę ir tenai aš kiekvieną dieną pasakau savo tas mintis, savo žingsnis, savo energiją, savo resursą, su kokia nuotaika aš atsikeliu. Ir taip leidžia man labai gerai viską tą progresą matyti. Tai ką tu išsineši iš mūsų sesijos ir ką įrašysi tą dienoraštį? Iš mūsų sesijos aš išsinešu gausą, kad man jau nebereikia būti to medžio, žinai, sausros, nes man reikia eiti į resursą, į vandenis semti, į partneriškumą, ne tam, kad atrama būtų, o kad mes būtumėm gausus visi. Nes visiems reikia gausos, o jeigu viena gausa susitinka su antra gausa, po to atsiranda trečia gausa ir visi mes tampam mega gausa. Ir plus be jokių abejonių pamačiau savo resursą, kad aš esu tikrai jau savo gyvenimo dalyvis. Įgrok aš pamačiau tas, kad varžybos labai faina, aš nesu stebėtojas savo gyvenimo, aš esu stebėtoja kaip ir iš vienos pusės, bet aš esu ir aktyvus dalyvis, žaidėjas, kūrėjas. Ir tą man ir parodė, kad aš jau dašokau, viskas, tik tai imk ir varyk į priekį. Jau visi ten ploja. Varyk. Nestabdyk save mergiotė. Tai koks vienas žodis dabar apibūdintų tavo būseną? Manyčiau, kad ta gausa, aš jaučiu tą energetinį resursą. Man šilta, man faina, man smagu ir toks gerumas. Tai gausa. Tai pradžioj sesijos mes kalbėjom, kad ko norėtum pasiekti. Tai tu sakei, kad būtų aiškumas. Ar dabar tu jauti aiškumą? Sakyčiau, kad šiandienai, ateinančiai savaitei, kol kas man absoliučiai viskas aišku, kokie mano yra žingsniai, kaip aš jaučiuosi, ką aš darau, bet be jokių abejonių kelionė tai yra žingsnis po žingsnio, atsiveria kartais, sekantis žingsnis, tu pamatai, čia galbūt šiek tiek yra neaišku. Tai kitą savaitę vis tiek aš norėsiu visą, kol aš nedaeisiu iki
masto aš noriu tęsti mūsų susitikimus ir žiūrėti, kaip keičiasi mano užklausa. Tai ačiū, Ana, labai už pokalbį. Ačiū labai, kad daliniesi. Noriu pasakyti, kad labai gera tave lydėti šitam kelyje. Ir jeigu kažkokie kils klausimai, tiesiog bežiūrint mūsų sesiją, šitą įrašytą ir kažkas norės pasidalinti arba paklausti, arba netgi sudalyvauti tokioje sesijoje, tai mes abi kviečiam ir Ana, ir Violeta. Ir mes norim papasakoti, kaip mes turbūt keičiamės, ar ne, Ana, kaip tu manai? Be jokių abejonių. Pasilikit su mumis, dalyvaukit ir mūsų sesijose, rašykit irgi klausimus, galite ir po mūsų šitom sesijom rašykit savo užklaus. Arba tiesiog ateikit į sesiją, nes kas liečia Violetos, aš tikrai galėčiau rekomenduoti, nes aš nors ir pati esu coachingo specialistė, transformacinio coachingo. Violeta yra asmens tobulėjimo coachingo specialistė. Tiesiog pradėkit. Nebijokit ateiti ir pabandyti, pamatyti, nors kas tai yra. Dabar galit pamatyti su šitą sesiją, bet pačiai pabandžius gali būti tokie dideli pokyčiai savo viduje. Aš sakau, aš iš tikrųjų be galo dėkinga coachingo online mokykloje visą pirma, kad mes ir susitikom, kad aš pradėjau coachingo pati savo gyvenime, coachingą, ne tik tai mentoringą kitiem daryti, bet pradėjau pati savo dar coachingą taikyti, nes kas liečia mano pačios savijautos pasiekimų, aš tikrai padariau didelį proveržį. Man palengvėjo, man pasidarė aišku, aš turiu planą. Ir tai yra labai svarbu. Ne vien su savim visą laiką viską spręsti, o kartais leisti savo save tiesiog išgirsti. Nes šita erdvė labai svarbi. Ačiū. Ir iki kitos savaitės. Iki kitos savaitės. Iki.